Kaip C programavimo kalboje apskaičiuoti maksimalų kintamą iš x ir y nenaudojant jokių pasirinkimo operacijų kaip if, switch arba ternarių pasirinkimo operatorius. Tokių kaip if sakinys, sakinys switch arba ternarius pasirinkimo operatorius klaustukas dvitaškis. Ta galima padaryti naudojant grinai matematinės operacijos kaip daugint, dalint, sudėti ir atimti. Tokiu būdu deklaruokime kintamąjį x ir kintamą y, prisiskirkim kintamiesiems x ir y pradinės reikšmes ir toliau deklaruokime kintamąjį s, kuris savie laikys loginę sąlygą, ar x yra didesnis už y. Toliau turint kintamą s galime planuoti paprastoj matematiniai formuliai, kurios būdu apskaičiuosime maksimalų kintamą iš x ir y. Deklaruokim kintamą z ir jam priskirkime kintamojo x sandaugą su kintamojo s ir prie tos išraiškos reikia pridėti kintamą y padaugintą iš vienetuko minus s. Tokiu būdu parašėme maksimalaus kintamo iš x ir y išrinkimą, naudodami grinai matematinės sandaugos sudėties ir atimties operacijas be jokių if, switch ir ternarių pasirinkimo sakinių C kalboje.